Nauja diena prasideda. Pum pum pum. Palapinė sudrėko nuo rasos gerokai. Graži panorama. Nieko negaliu sakyti. Visai graži. Kiekvieną rytą svarbu pravalyti kuoliukus, kad neapneštų kitų kuoliukų likusių ir patys švaresni būtų. Artėju prie numintų 9 km, bet be pusryčių dar. Taip jau pilvas gurgia, jau sunku važiuoti darosi. Greit planuoju stoti degaliniai ir spadaryti pusryčius. Tada jau eiti prie video montavimo. Šitie bus antraeiliai dalykai. Razinos ir linų sėmenės. Pirmaeilis dalykas buvo verdamos morkos, tada šitas apvirs truputėlį ir sudėsim šitos dalykus. Bus pusryčiai prieš einant į Circle K. Gaminti tai man iš tiesų visai ir patinka. Ir tiek ir namuose būnant. Lietuvoje patinka visai gaminti ir dabar, bet tik tais dabar, kad jeigu gaminti, tai pagrindė košės gaminu, o kažko kito nelabai. Nu jo, spagečiai, tai ten nesiskaito kaip košė, bet aplamai gaminti maistą tai visai patinka. Jo. Tai jau bus pagaminti pusrytėliai, manau, čia pavalgysiu, tada eisiu padirbti į Circle K, gal paskui vėl reiks papietauti jau. Tai ir vėl ateisiu čia. Šiandieną vienas šalčiausių rytų buvo. Vakar prieš einant miegoti iš tiesų, kai nuėminėjau spidometrą, tai 10 laipsnių buvo. O šiandien ryte atsikėlus, palapinėj ganėtinai šilta. Vis tiek aš ten prikvėpuoju ir dar oras laikosi tas. O kai išlindau ir pradėjau važiuoti, tai buvo apie 11 laipsnių, 11,5. Tai pavažiavęs apie kilometrą supratau, kad niekur čia nebus važiuoti su be pirštinių ir važiuoti su sandalais. Tai paskui persidėjau į batus, į pirštinės, tai šiek tiek šilčiau buvo, bet vis tiek. Iki pat ščia miestelio, kur atvažiavau, tai laikėsi, jo, pakilo iki 14 laipsnių, bet laikėsi tai 12 laipsnių, paskui 13 jau po truputį, bet pirmas toks vėsesnis rytas, gerai, kad turiu pirštinės. Ir kai važiavau, tai pora kojų pirštų buvo atšalo, taip sušalo ir negalėjau sušilti visą kelią. Tai reiks vilnonės gal kada jau dėtis kojinės, nes dar turiu tokias. Tan, košytė. Skanių jums pusryčių, jeigu žiūrit ryte, jeigu vakare, tai skanios vakarienės. Bon apetito. Na, vyksta darbeliai, bet į pabaigą jau. Nusprendžiau viską sutvarkyti, kol kas nefilmavau, susikaupiau, viską sutvarkiau. Dabar yra valandą atgal, tai čia 14 kem 8, tai 13 kem 8, beveik 2. Manau, 2 valandą jau iš čia išeisiu. Tada dar pasigaminsiu pietus, pavalgysiu ir kokį 3 gal pradėsim judėti tada. Bet ir šiaip jau sąskaitoju apie 18 km, tai jau gerai.
tai teks nuvažiuoti dar apie 500 km. Bet iš tiesų pažiūrėjau žemėlapį, gali būti sukilimo šiek tiek, gali būti ir kalniukų, bet nieko, truputį užlipsim. Keliasi vaizdo įrašus iš vakar dienos, kaip oro uoste buvau ir arklių sutikau miške. Tai liko 94% dabar, lieka jau visai nedaug. Nu nepalyginsi oro, kas buvo šiandien ryte ir kas dabar. Dabar taip pleškina, gan šilta. Tikrai jau megztinį nusiminėsiu. Dėsiu skrybelę. Pat grįžtu į tą pačią vietą, kur ir pusryčiavau. Pasidarysiu pietus, pavalgysiu ir pradėsim dieną. Įprastai jau toks ritmas tapo. Ryte susitvarkai reikalus, viską. Ir dažniausiai taip apie 2-3 išjudu. Bet ir suspėju nuvažiuoti. Kaip sakau, šita kelionė nėra, kad aš esu apribotas kažkiam laikė ir reikia būtent grįžti iki kažkada. Tai taip per daug ir neskubu dažniausiai per dienas. Dirbu savo. Gal iš vis bus tokia diena, kad tiesiog atsikelsiu ir tiesiog nesinoriu minti. Ir neminsiu, manau. Gal gali ir tai būti. Tai jo, pietus. Ačiū Beno restoranui, Beni. Gavau aliejaus. Tada turim pupelės. Jų gaminti dėja nereikėjo, labai dėja. Visai norėtųsi pagaminti ir pupelių. Išsivirti, bet ilgai trukti, tai to nedarau. Tai va, turim ryžius, kad ryžiai būtų skanesni ir sotesni, užsipilsim aliejaus. Nežinau, kokio čia man davė. Nežinau, bet ant apačios matosi nuosėdų kažkokių yra. Gal nieko, gal bus geras. Neatrodo kaip alyvuogių, nors gal. Na, sugrįžome į kelią ir dabar važiuosiu palei didelį ežerą. O prieš tai norėjau pasakyti, kad ganėtinai tikrai užsivėlinau šį kartą. Pusę 4 pradėjau judėti tik tais papietavęs, tai reiktų jau keisti grafiką ir stengtis anksčiau viską daryti. Gerai, tai dabar apie maršrutą. Sudarykime žemėlapį ir kol kas nusistatęs tašką į čia doką. Iš tiesų nukrypau truputį nuo maršruto, nes norėjau oro uostą aplankyti, bet važiuoju palei šitą ežerą ir sugrįždinėsiu. Tai 56 km laukia netgi palei visą ežerą važiuoti. Truputį įkalnių paskui ant galo duos. Bet jo, ilgas nusimato ežeras, šiandien visą dieną palei varysiu, gal net čia kažkur va prie galo, kažkur šitoj vietoj. Ir nakvynę pasidaryti. Nes buvo 20 ryte nuvažiuota, 17. O dar va 5-6, tai ir geras skaičius išeitų. Tai jo, šiandien tikslas nuvaryti iki ežero galo. Tad gerų vaizdų iš ežero ir bandau sufilmuoti. Kol kas matau, kad šiek tiek ežeras yra patvinęs. Porą sodybų jau pravažiavau, kurios yra šiek tiek užlietos, galima sakyti. Taip tvartas lygiai su vandeniu buvo. Jeigu užmatysiu, bus kadruose. O dabar ežero vaizdai. Debesis lenka nuo saulės pusės, tai va į dešinę. Artėja lietus tikriausiai. Bet ten va toks lietaus debesis, čia tarpas, ten jau lyja. Tai kur aš važiuosiu, ten tas užsisukimas, tai tenais lyja.
Tai įdomu, ar aš pataikysiu, kai tas lietaus debesis praslinks. Tada aš pravažiuočiau pro tą tarpą. Įdomu, pavyks čia ar ne. Ežeras truputėlį pasisuko, tai aš irgi važiuoju jo pakrantę. Bet dabar kai pasisuko, tai pakilau šiek tiek aukščiau. Ir virš ežero gerokai esu. Tai dėl to lietaus, tai ten matosi tas tarpas, apie kurį ir buvau kalbėjęs. Priekinis lietus, ten galinis. Tai galima sakyti, jis mane vejasi. Nes vėjas taip maždaug į nugarą. Ir tas debesėlis artėja. Ir važiuoju po truputį savo taip. Vėjas į nugarą, gerai minasi. Prasidėjus nedideliam lietui darau sustojimą stotelėje ir pabaigsiu valgyti pietus. Po tų pupelių, kur per pietus valgiau, tai kažkaip tai pradėjo paskui troškinti važiuojant. O ten per didelis koncentratas, reiktų maišyti su kažkom jas. Bet dar vienas turiu tokias. Tai gal kai vat rytoj valgysiu ar poryt jas, reiks maišyti, tiesiog įmaišyti jas į kažką galbūt, nes taip. Paskui žiauriai gert norėjau, porą kartų stojau gert. Gražus šekelis eina visai. Pakėlė, nusileidžiu. Ir vaizdai vis atsiveria gražus. Tai primena tikrai kaip fjordą kartais. Iš mano pusės tokia kalva, kitoj pusėje ežero kalva. Visai gražiai važiuoja čia. Pirmas krioklys toks didesnis. Dar nematęs tokio didelio. Galo dienos jau po truputį minasi. 6 km numyniau nuo to pasilsėjimo vietos. Bet gerai, sustojau. Išsiprausiau kojines. Tai bus švarios ateičiai. Dabar džiūs. Prisipušiau padangas. Vandens užsipyliau. Tai vat pasiruošęs. Dabar bus toks final push. Ir padarysim dar 15. Geriausiu atveju būtų dar 20 padaryti kilometrų. Ir tada jau galima bus ieškoti nakvynės. Pradedam varyti palei ežerą toliau. Vakaras, visas apsimaturiavęs, nes pilna uodų. Vakaras nebuvo, vakaras segęs galėjau gulėti. Dabar gaminuosi maistą lauke, tai visas su neperšlampamais rūbais. Pilna uodų, tiesiog puola, ten atsisėdau kažką papjausit, tiesiog vaikaisi visur jį pilna. Ir dabar filmuoju, lenda. Tai nemažai pavyko numinti šiandien, apie 70 km, virš 70. Ir iki miesto, iki kurio rytoj noriu nuvaryti, jisai vadinasi Doka. Lieka mažiau jau nei 10 km, tai dėl to yra labai gerai.
nes va atsikelsiu, papusryčiausiu. Galvoju čia papusryčiauti. Dabar darausi didesnę porciją. Tad jo, čia papusryčiauju ir varau į kitos doką. Tenais pavyks video sumontuoti, tikiuosi. Ir reikės apsipirkti jau, nes visos daržovės į pabaigą eina. Liko tik bulvė ir svagūnas, tai ne kažką. Ir ryžių mažai jau, ir makarų jau nedaug. Tai va, tokios žinios. Reikia ir druskos gauti kažkaip tais. Tai rytoj toj dokoje apsiprekinsiu. Padirbėsiu ryte. Pabandysiu ryte susisukti viską, anksčiau. Kad neišvažiuot 3:30 kaip šiandien, bet truputėlį anksčiau. Tai būtų labai gerai. Dabar apverdu daržovės, susidėsiu avižas, paskui linų sėmenų dar, kad virškinimui geriau būtų. Ir turėsim tokią lengvą vakarienę. Bet rytoj jau norėčiau kažko gal ir stipresnio nusipirkti. Ar šiaip kažkokio kitokio maisto, kad pagyvinti racioną, gal ir duonos nusipirkti, gal sūrio, tai galima būtų sumuštinį pasidaryti. Visai norėtųsi jau, arba pieno produktų kokių. Gal žuvies, tai čia jau, bet čia jau nežinau, jau atrodo čia jau per brangi ta žuvis čia būtų man įpirkti. Bet galbūt, gal rasiu kažką. Tai jo. Verda sultinėlis. Viskas jau vyra. Verda. Laukiam košės. Vaizdai gražus visai. Atsiveria vis didesnės ir didesnės kalvos. Košė pagaminta. Aš jau lysiu į palapinę. Ir atsisveikinu iki rytojaus. Šiandien buvo, kaip čia pavadinti, tiesiog diena kelionėje. Per daug kažko įspūdingo neįvyko. Įdomumas buvo tai, kad važiavau tiesiog palei ilgą ežerą ir dar nedabaigiau jo važiuoti. Čia vienas įdomumas ir galima sulyginti šitą ežerą su fjordu vos ne. Man taip jis atrodo, tikrai, kaip ir minėjau. Tai gal irgi tokios treniruotės prieš įdomesnius vaizdus. Bet jo, diena kelionėje tiesiog tokia vat. Ačiū, kad žiūrėjot. Nenoriu jau vaikytis, lendu į palapinę ir iki rytojaus. Čia.